like a rocket. Give me a bit, I'm a rocket. Feeling like Rocky, fit in my pockets. Bipolar man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. I ain't trying to ball on the budget. Man, I got drip like a hole in the bucket. Nu, tai ką, trumpa stotelė Panevėžy ir važiuosim. Prašau, sveiki, galite... Labą dieną, kokie žamus berniukai. Nekiš čia rankų, gera ir nebloga mergaitė. Gali parvežti į Kauną mane? Į Kauną, ne, nu tai už 10 minučių paėdam. Bilietukas 7 eurai, pilna kaina. Jeigu invalidas 3,5, jeigu studentas už 2 paimsiu. Paimk už 2. Už 2. Pažymėjimas. Neturiu, palikau Kaune, bet Kaune parodysiu. Nu gerai, sėsk tada į galą. Ačiū labai, jau ponia, gražiai atrodo. Ačiū. Antanai, zdarovai, senai matytas, kaip gyvenam. Nieko tai važinai padarė dar. Palauk. Sveiki. Darbai, jo. Gerai. Aha. Taip, aš esu draugeliu dabar, mes prilėkiam, norėtume 2 kažko kvietinio ir šalto, gal kažką pasiūlytumėt. Supratau, bet žinokit greitai, nes lūpa žiūna. Nori? Džiūsta, ne? Man irgi čia. Gerai, greitai, labai greitai reikia. Davai. O! Pagaliau. Žiūrėk, bet dar negali gerti. Dar ne? Greičiau sakyk. Pirmasis challenge'as mūsų šioje nuostabioje laidoje. Taigi, rinksime svečią, kuris greičiausiai išgeria alų. Kadangi esu šios nuostabios laidos vedėja, tai nepasididžiuosiu ir alų bandysiu išgerti pati. Nežinau, kaip gausis, dar niekada nesu išgerus. Geriausia laida, kokioje esu buvęs, žinok. Va, bet už alų reiks susimokėti pačiam, žinok, negalvok čia. Čia 1, 2, 3. Nėra lengva laidą filmuoti. Abort the mission. Žodžiu, norėčiau paskelbti, kaip pirmas rezultatas, aš manau, tikrai įeis į istoriją 11 sekundžių 58-asias. Aš šį kartą atsisakysiu, nes tiesiog jau vos neatpyliau čia norim. Bet dar išgersiu šitą liūvą, jau pasigėriau, dar reiks laidą filmuoti. Nu ką čia žiūri, tokią mandrą vietykę atsivežį, Panevėžį, pas mus, žinai, tokių nėra. Nu, kad ir Kaune dabar gyvenu, žinai, bet nežinojom, kad Kaunas turi tokį restoraną, kur restoranas ir autobusas, ar troleibusai, kas čia yra vienoj vietoj, žinai. Ir pats restoranas pačiam viduj, vat. Tai įdomiai. Čia žiūri, netgi išmoku skaičiuoti iki 3, tai kaip tik ir 3 yra sujungti netgi, tai... Ir vienas kaip tik prie tavo rūbų labai tinka. O, labai. Bet žinai, einam į vidų, aš dar nebuvau žiūrėjęs meniu, tai nežinau, koks ten maistas, bet pabandom šiandien. Nu kažką gal užvalgysim. Ei, Irena, daryk duris. Darai, sakau, padlaktų Vilnių! Darai duris, Irena, ačiū. Damos pirmas, taip. Davai. Gerai, pažiūrim čia viduj. Užeinam, prašau, jaunimas. Natūraliai bus gimęs, gal ką? Gerai, ačiū. Gerai. Aha, va čia. Na tai ką, labai turim įspūdingą, sakyčiau, interjerą. Tikrai. O tu šiaip esi, pavyzdžiui, baigus muzikos mokyklą ar dar kažką, nes pavyzdžiui, pažiūrėk, kiek yra gitaro, ne? Su muzika nieko, vapšė. Tik tai paklausau kartais, žinai, va, lietuviško, bet tau ten tos grupės kažkokios tai nelabai klausau. Kad jau prisėdai šalia, tai jau galim kažką ir užkrims, man atrodo. Užkrims, tai žinok, visą dieną svajoju, nes nieko nevalgiau. Nevalgiau, aš irgi, žinok, skranduką taupiau, o mergaitė. Kokia žavinga. O, išgėrimų stipriau, silpniau, ką čia, nealkoholinio, stipresnio ar silpnesnio? Tai mes norėtumėm tikriausiai kažką tai šalto, tokio atgaivinančio. 2 po 50. Kad aš išeisiu iš to troleibuso. Gerai, tai pasižiūrim. Meniu. Yra užkandžiai, matau. Yra blynai. O, blynai bulviniai, aš kažkaip netikėtai atvedžiau vis tiek prie stipriųjų. Žinai, kas yra čirviniai? Čirviniai? Kas yra čirviniai? Tie tokie apvalūs tipo, ne? Tokie... Kas? Kas apvalūs? Burgeris stiklainyje. Troleibuso vairuotojo pietus. Nu, ar tu esi girdėjus šitą? Būtina čia, aš manau, plėšyta kiauliena, keptos bulvės, šviežias salotas, svogūnai, vyšniniai pomidorai, padažas. Galime pagaminti ir neaštrų. Gerai, tai kadangi tu mane atvežei, tai troleibuso vairuotojo pietus tau atitenka, bet mes pasidalinsim, žinai. Ačiū, kad nusprendė už mane, nes aš moteris neturiu teisės rinktis, ne? Kaip tu galvoji, ne? Kiek, pavyzdžiui, Midijos restorane kainuoja? Nu, žinai. Nežiūrėk. Žiūrint, koks miestas, žinai. Nu, Kaunas. Kaune vat nelabai pavalgau, žinok, manęs neatpučia čia vėjai.
Bet sakyčiau, Kaune, iki 15 maksimum. Iki 15. Bet čia kilogramas, sakyčiau, kilogramas. Tai gerai, žiūrėk, mes turim pabandyti midijų. Jo. Aš neatsimenu, kada midijų bandžiau, bet čia yra midijos grietinėlės ir vyno padaže. O, bet kainytė 9 pam. 9 pam. Įdomu, ar čia už pusę kilogramą ar už visą? Jo, bet šiaip kaip midijos yra labai prabangus, ne, maistas, man atrodo. Nu, tau gal jo, jeigu tau alga tokia iš muzikos, tai gal ir jo. Dabar, kadangi labai noriu visko valgyti, tai ir šiaip dienos riba tik tais 2,50, tai... Nu jau žinok, diena baigėsi, aš tau turiu. Na ir ką, kad lengviau truputį sprendimai būtų priimami, aš nusprendžiau, kad reikia truputį burnelės, kaip sakant... Aš damai norėčiau užsakyti troleibuso vairuotojo pietus. Damai. Taip. O savo norėčiau midijų. Tuomet... Ponas mat midijų, matai. O man reiks mokėti, ar tu mokėsi iš visko, nes jeigu aš moku, tai neimsiu midijų. Tai 50-50. O žiūrėk, pamokysiu, kaip Kaune yra daroma, ne? Nu, o grynas tu kaunietis, ne? Aš jo, 4 mėnesiai jau. Tai į restoraną, užsisakai kažko stipresnį, taip? Sudauži, turim išgerti dabar, ne? Taip. Kadangi čia nealkoholinis, tai viskas gerai ir dabar užsigeriam alum. Einam pakalbėti apie maistuką tada gal, ką? Ne, nebenoriu niekur eiti. Eiti niekur nereikės, šį maistą atnešę, aš suprantu, kad su viršsvoriu biškis sunkiau vaikščioti. Na ką, žiūri ir Donytė, vat, ateina gražiai. O, suriupa, ačiū labai. Ačiū. Na davai, ragaujam. Bet gerai atrodo. Na davai, sudaužiam čia, ne tik. Man tai, žinok, nuo keptos duonos p***a kaip stojas grandis. Rimtai? Mano 2 gabaliukai yra maks, bet beliom kaip skanu. Šviežia, kas svarbiausia šviežia. Kepurę nusimti. Oi, atsiprašau. Kainavo Donytė 5 eurai, ar manai, kad verta? 5 eurai? To girdė, tu beprotė. Jo. Nu verta, nu ką, žinau. Verta, duona visada pramuša, draugystės toks simbolis duona yra, ne? Užsisakai ant stalo, visi pasidalina, laimingi, valgo tą pačią. Žinai, kas mane labiausiai užnisa, kai tipo sėdi prie staliuko su chebra, užsisakai duonos ir tada visi, žinai, suvalgo, tu gauni 2 gabaliukus. Ir tada atneša sąskaitą. O kas moka už duoną, žinai? Nu tai nes tu užsisakei. Ir galiausiai tu gavai 2 gabaliukus, bet tu moki. Taip, Oho. Ačiū. Tu esi Exeter, ne? Groja Giovanis. Bailis, va taip, va. Šoki visą naktį, koja skauda. Ir tada, žiūrėk, atsikeli kitas rytas. Taip, jau skauda žinau. kojas, po šokį skauda. Ne tik kojas. Prisišokai. Taip. Ką tu valgai? Labai patinka lietuviškas maistas, tai yra nuo bulvinių blynų, cepelinai, Man ir lietuviškas maistas patinka skystas. Bet cepelinai, ten žinai, ypatingai cepelinai su šaltibaršiais. Čia yra mano geriausias pasirinkimas ant pako. Labai viską, nu. Šitas maistas, kad ir čirviniai, bulviniai blynai, pirmą kartą gyvenime valgau čirviniai, bulviniai blyną. Matai, su manim daug pirmų kartų būna. Buvo duona, čirviniai blynai ir... O, prabanga, ant mūsų stalo prabanga. Čia yra burgeris. Aha, čia atrodo kaip šaltiena. O tai kaip čia dabar valgyti? Aš nežinau, čia ponai kaip Kaune valgo tokius burgeris. Kaip čia valgyti? Nusloinikė, tai tikrai nemačiau. Skanu? Įdomiai čia, žinok, nieko tokio nesuragau. Bet aš iš viso nelabai suprantu. Tik man prabangus kostiumą. Ant dietos aš salatų valgysiu. Pala, duok man paragauti irgi. Davai, valgau. Aš kol kas nematau čia bulvės. Kažkur mėsą ten ant pačiu. Pirmą kartą gyvenime valgau burgerį iš Aš irgi, slovykėlio. žinok, net užsienio aš tokių nemačiau, žinok. Tu čia nesiglaustik prie manęs, aš sužadėtinių turiu girdėti. Ramiai, būk ramiai. Ai, nu gerai. Kiek duotum balų? Mes palauk, nedavėm balų prieš tai. Duoną, kiek duodi balų? Duonai duodu 8. Žinok, sutinku. 8, ne? Jo. Šiaip duona skani, tik tais norit daugiau padažo, Vat ne? visą, per visą, kada Jo, eitų taip riebi, kad paimtum pirštais varvėtų tas sūris. Blynai? Blynai, nu, žinok, 9,5. Nu, aš 10 duodu. 10 iš karto. Nu, man labai skanu. Nėra, nu, žinai, tu kaip iš kaimo, tai tau 10. Nu, aš nieko daugiau nematęs. Šitas, jeigu sudėjus viską apskritai, 10 vien dėl to, nes aš niekada to nebandęs.
iš slovykėlio, tai yra pateikimas visai kitoks. Sutinku, kai nori, tipo, laikais biški dietą, žinai, bet vat nori burgerio, nu tobulas variantas. Burgeris kainavo 9 eurai, ar apsimoka? 9 eurai už tokį, ko niekada nesat patyrę. Tobula. Manau, kad jo. Aišku, čia, žinai, biški va toks... Gausi. Ne, nu bet skanu, tikrai. Bet skanu. Šiaip nežinau, realiai aš nežinau, koks turėtų būti midijus skonis, kur 10 iš 10 turėtų būti, man čia skanu. Ne, pasakysiu, tai padažas labai toksai, žinai, turi tekstūrą. Dažnai būna kaip vandenytos midijos iš vietos, bet dar neragavau. Tobulą, žinau, tikrai. Labai skanu, aš nežinau, ar čia... Aš irgi nežinau, ar man čia tiesiog skanu, ar mums čia taip padarė skaniai, ar čia visada taip, aš nesuprantu. Nebėra maisto daugiau pasaulyje, tik vienas tavo mėgstamiausias patiekalas. Aha, labai lengvai. Ką tu rengies? Makaronai. Makaronai. Ta prasme, aš dievinu Italiją, dievinu itališką maistą. Aha. Tai yra pirmoji vietoje makaronai, toliau pizza. Aha. Bet žiūrėk, tipo italai valgo makaronus ir nėra storio, o kaip tavo atveju čia yra? Nes aš lietuvis. Netiek gerai. Tai žodžiu, pavalgyt mėgstamą to, ne? Kaip matai, viską noriu išragauti. Naktim valgai ar taip sau? Vat po koncertų, pavyzdžiui. Čia labai didelė mano problema yra, nes akivaizdi problema. Jo, akivaizdi. Nes labai dažnai dirbu naktim. Ar tai yra koncertas, ar tai yra montažai, tai dažniausiai vyksta naktim. Ir, žinai, tu baigi montuoti, tarkim, 3-4 ryto, tu grįžti namo ir tu vis tiek kažko nori užvalgyti. Dažniausiai ką tu? Ar tai kažkokie, žinai, koldūnai, naktį nepasirinksi daug. Makas, sumuštinis iš degalinės. Reikėtų dabar vertinti midijas. Iškart, sorry, kad pertraukiu. Tai vertinam. Iškart noriu įvertinti. Žinok, 10, man ir 10, belio kaip skanu. Man atrodo, čia, žinok, šefas matė, kad mes čia filmuojam kažką. Komentaruose pasiūlykite kažkokias įdomias vietas Lietuvoje visoje, kur tikrai aplankysime per šį sezoną. Tikiuosi, laida patiko, jeigu nepatiko, rašykit, kas nepatiko. Pataisysim, išgersim daugiau, jeigu reikės, dėl jūsų žiūrovai viską mes galim padaryti. Ačiū labai, Antanai, sorry, kad tiek užstūmiu, bet kai toks storas negali nesum. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Paleisk mane. Duok išgerti, paleisk mane. Sudaužėm. Viskas. Davai.